politiniam oponentam galbūt šiek tiek ramiau sakyti, kad tai yra vieno žmogaus partija, bet man atrodo, mes vis dėlto, kai kalbame apie Saulių Skvernelį, tai yra populiariausias politikas Lietuvoje, geriausiai vertinamas politikas Lietuvoje ir įdėjus į bet kurią kitą partiją, tai lygiai taip pat turbūt užduotumėt klausimą. Tai... Ne, įdėk Skvernelį į konservatorių partiją. Šalia visiškų grandų, jis nėra vieno žmogaus partija. Jo gal ir būtų smūgis prarasti, nu tarkim čia, jeigu taip veiktų. Ne tas pats. Įdėk Nemuno Aušrą. Nu, tarkim, pagal garsumą, didumą. Galbūt iš tikrųjų gan svarbus, tipo, bet prarandi, tu nemiršti, nes Žemaitaitis netgi didesnė galva toj, nu, tipo būtų. Liberalų sąjūdį didį. Gal ir būtų jisai trečdalis koks, ketvirtadalis, bet Čmilytė yra savo lyga, ten Gentvilas savo lyga, tipo, socdemuose, gal įdėtum, tai galėtum taip sakyti, kai Skvernelis jeigu dingsta, kad čia kaip ir nebėra tų galvų, nes ten arba 20 galvų, arba nei vien, žodžiu, ten nesąmonė. Bet vardan Lietuvos neturi daugiau. Tokių, aš sakau, jie turi 2-3 gal. Pasižiūrim dabar greitai, permėsiu dar akim, nu, frakciją pažiūrėsiu, lengviau bus. Jo, ką jie turi? Savicką, žinoma pavardė viską, bet jis nėra matomas. Jis nedirba, nu, kad čia, kaip čia, kad tą reitingą ar kažką pasikelt, nu ne, tiesiog jis nėra populiarus veidas, man atrodo, visiškai. Griškevičius, Balčytis, Baškienė, Butkevičius net, jie visi, gal Butkevičius kažkada buvo populiarus, dabar, man atrodo, nėra visiškai. Čia nėra veidai, kurie galėtų perimti kažką, ar tuo labiau. Jeglinskas, man atrodo, jis yra lopas. Jis gal ir teisingas pozicijas turi, bet jisai, man atrodo, nemoka naviguoti politinio žaidimo taip, kaip Skvernelis moka. Nėra charizmatiškas. Man atrodo, tai nėra nieko. Milekauskė, net nežinau, kas jin tokia. Kukuraitis, Mažeika. Jie man beje yra praktiškai vienas ir tas pats žmogus kažkaip. Tiek, kiek Seime žiūrėdavau, jie kažkaip kartu arba pasisakydavo, arba ten šalia sėdėdavo, kažkaip man susikūrė tokia intonacija, kad vienas ir tas pats žmogus realiai. Toks, jie niekuom neišsiskiria iš jokio kito politiko. Standartinis, defaultinis, tylus politikas iš pažiūros. Jie not even close iki Skvernelio, nu, ir populiarumo ir panašiai. Beje, šitie politikai, jie yra gal protingi žmonės. Beje, aš nu, nežinau visų jų, bet sprendimus jiems priims, man atrodo, gan racionaliai priiminėja. Seime, kiek esu matęs, netgi už prieš, kai jie pasisako, kur, nu, pozicijos, kol pritarčiau, nepritarčiau, pusiau reasonable. Jie nėra kažkokie vata, ar ten Žemaitaičio, Dalbajob ar dar ką, bet jie nėra niekom ryškus. Tame esmė. Čmilytė yra ryški, net Gentvilas. Raskevičius Laisvės partija. Teigiamai ar neigiamai, ryškus. Žemaitaitis ryškus, Skvernelis yra ryškus. Kai tas žmogus dingsta kaip partijos veidas, pirmininkas ar dar kažką, tu tada gali, kiek tik nori sakyti, kad, nu, mes čia ne vieno žmogaus partija. Ne, jūs neturite ryškaus antro žmogaus. Ir Skvernelį, kaip sako, jis populiariausias ten dabar įdėjus į kitą partiją, tas pats būtų, ne tas pats. Ne tas pats. Tik pas jūs, nu ir gal pas socdemus. Širinskienė. Aš nemanau, kad jin labai populiari, tipo, man atrodo, savo kažkokią bazę turi. Tomilinas, tas pats, kas Kukuraitis ir Mažeika. Urmanavičius, aš jo iš vis, man atrodo, nežinau, Varnas, tai man iš vis lopelis. Bet, tipo, nėra. Kokią tu nori įsijung frakciją? Kokią tu nori kitą išskyrus gal socdemų dabar? Liberalų sąjūdį. Tu iš karto matysi veidus. Dabar, aš sakyčiau, net kairys yra labiau ryškus negu dauguma, jeigu beveik ne visi socdemai. Sinkevičius fine, bet jis jau yra parlamentaras. Jis Lietuvoje 0 turi, ne? Aš net nežinau. Ar jis čia turi kažkokio svorio Lietuvoje? Taip, jo, bet čia, aš skaičiau, Gentvilas kairys yra techniškai gal panašaus lygio kaip Širinskienė kokia būtų, kur biškai above average, bet nelabai toli, bet Gentvilas, Čmilytė. Apskritai čia tokia geresnė kombinacija, atmetus kai kurios, kur nežinau, arba tokie nėra labai ryškus. Jie turi veidų, kurie bent kažką duoda. Socdemai. Ar socdemai turi bent vieną dabar? Aš nemanau. Aš nemanau, kad socdemai turi bent vieną. Valstiečiai. Nu čia tai mišrainė Dalbajobų, tai čia net neaišku, kas čia yra. Konservatoriai šiaip turi ryškių veidų tikrai. Ir labai net ryškių. Tai čia sunkiai bus kažką jiems
Bet jo, į jokią kitą partiją turbūt apart nebent gal socdemus, jeigu grįžtum Skvernelį, sakytum tą patį. Kad tipo, va, čia vieno žmogus partija. Jokias kitas partijas to nebūtų, tai aš nepritariu tam. Dabar ar Sinkevičius galėtų perimti? Gal. Man atrodo, reitingai kristų, kas be būtų dabar. Šiek tiek. Bet gal jis ir galėtų perimti ir kažkaip atstatyti su laiku ar kažką. Skvernelį ten, nežinau, paliekant kaip numerį 2, žinai, kad jo rinkėjų ten visų neprarast. Aš nežinau, ar tai veiktų, bet Sinkevičius turėtų čia grįžti ir užsimti labai aktyviai ir pasireiškinėti, gal ir gali, ir pamatytumėm. Nes jis šiaip fain yra. Jo, man patinka, prašau visą laiką, kai jis kalba, kai pasisako kažką,